Lakšmė – gausos ir sėkmės deivė. Jau nuo neatmenamų laikų Lakšmė energija kviečiama šloviai ir klestėjimui, kuris labiau buvo vertinamas kiekybiškai nei kokybiškai. Klestėjimas galėjo būti vertinamas auksu, grūdais ar net palikuonimis. Vyrui tai nešė garbę, galią ir klestėjimą. Moteriai tai reiškėsi grožiu, vaikais, geriausia sūnumis, sėkme ir garbinimu šeimoje. Lakšmi dovanos atspindi jos pačios gerasias auksinės savybės. Tai, ką deivė tau duoda, galiausiai visada yra ji pati. Šri Lakšmi įkūnija maistą, kilmingumą, valdžią, galią, dvasios spindesį, karaliavimą, sėkmę, dosnumą ir grožį. Pasakojama, kad kiti dievai taip stipriai pavydėjo šių savybių, kad sumanė jas pavogti iš Lakšmės. Ir jie iki šiol vis dar bando tai padaryti. Lakšmi pasaulietinės žemiškos dovanos – tai turtai ir grožis. Tokie viliojantis, tokie geidžiami, kad dėl jų žmonės ir dievai yra gundomi iki kraštutinumų. Vienas iš jos vardų, Šri, iš tiesų reiškia palankumą. Visos deivės suteikia galią. Šakti – energija, juk ir yra galia. Karingosios deivės suteikia galią kovoti savo kovas, tiek vidinės, tiek išorinės. Išminties deivės suteikia mums įkvėpimo, įžvalgos ir kalbos įgūdžių. Lakšmė ir jos karalienė sesuo deivė Tripura Sundari įkūnija pasaulietinę, žemišką ir dvasinę sėkmę. Jų savybės suteikia ir užpildo meilę, harmoniją, gerumu. Kai esame susijungę su Lakšmi energija, kaip minima senuosiuose mistikų tekstuose, mes turime viską savo vidiniam ir išoriniam gražiam gyvenimui. Be jos mes nuskurdę tiek vidumi, tiek išore. Be jos pasaulis yra dykuma. Legendos pasakoja, kaip Indra, dievų karalius, joja savo dangiškojų drambliu per šlovingąją dievų karalystę. Indra, būdamas dievų karaliumi, pasižymi natūralia, absoliutaus valdovo arogancija. Jis didžiuojasi savo karališkojų statusu, savo kario meistriškumu, didžiuojasi gausiomis dovanomis, kurias jam aukoja išminčiai. Įsivaizduok. Vieną kartą Indra ir visa jo lėtai judanti procesija puikiausiai savo leidžia dieną. Ta dieną jis sutinka išminčių Durvasą. Jis stovi priešais jį suveltais plaukais, aplipęs kelio dulkėmis, dengiančiamis jo visą kūną. Savo rankose jis laiko dulkėtą girliandą. Indra, sušunka Durvasas, aš atnešiau jums didžiulį palaiminimą. Ši girlianda pasirodė prieš mane po meditacijos ir vidinis balsas liepė tau ją padovanoti. Joje yra pati palaimingoji Šri ir viso klestėjimo esmė. Saugokite ją. Indra pasilenkia ir paima girliandą. Jis pagarbiai, bet nerūpestingai pasveikina išminčių ir nieko nelaukdamas užmeta girliandą ant dramblio kaklo. Durvasas akimirką stovi sukrėstas Indros neatsargumo su dieviška dovana. Tada jis ištaria prakeikimą. Kaip tu paniekinai palaiminimą, palankumas tave apleis, sako jis. Taip kalbant Durvasui, Indros karalystėje nuvysta visos gėlės. Kiekvienas medis nusvyra, sudžiūsta. Pasirodo, ši girlianda buvo pačios Lakšmi gausos, palankumo ir visapusiško gėrio deivės pavidalas. Lakšmi žiedų pavidalu reiškia gamtos žydėjimą, o jis paniekino išminčiaus dovaną nepagarbiai su ja pasielgdamas. Ir kai dievų karalius taip nerūpestingai numetė girliandą ant savo dramblio kaklo, Lakšmi tiesiog dingo iš 3 pasaulių. Su jie išėjo grožis, vaisingumas
ir kiekvienos būtybės spindesys. Ne tik javai nustojo augti, visos gausos gyvybės gėrio formos išdžiūvo lyg ežeras sausroje. Nutilo maldos, išminčiai tiesiog prarado valią jas atlikti. Žmonės nustojo dovanoti dovaną, siūlyti maistą, labdarai ir padėti savo kaimynams. Kelių niekas nevalė. Tėvai tapo abejingi savo vaikams, o poros karštai kivirčijosi tarpusavyje. Valdovai pamiršo atsižvelgti į savo žmones ir negailestingai kėlė mokesčius. Tačiau javai neaugo, todėl mokesčiai liko nesumokėti. Net saulė ir mėnulis aptemo, o žemę užklojo blankus debesis. Taip būna, kai žemę apleidžia Lakšmi galia. Iš nevilties dievai ateina pas Višnų, tikrąjį pasaulio valdovą. Kosminė Višnaus užduotis – išlaikyti materialios visatos pusiausvyrą. Jis tai daro iš savo buveinės Vaikunta Lioka, kur jis palaiko dangiškąjį teismą. Bet tik Lakšmi suteikia jam šią galią tai padaryti. O kada ji dingsta iš pasaulių, net Višnų negali tęsti darbų. Višnų giliai pasineria į savo sąmoningumą tam, kad rastų paaiškinimą ir pamato tą momentą, kai Indra, būdamas perdėtai pasipūtęs, įžeidė deivę. Gerai pažindamas Lakšmi, Višnų supranta, kas nutiko. Lakšmi nėra ta riaumojanti, kovojanti ir kardais mosikuojanti deivė. Tačiau ji nelieka ten, kur yra išdidumas ar atšiaurumas. Kai ji nepatenkinta, ji paprasčiausiai išeina, o su ja išeina viskas, kas daro gyvenimą mielą. Višnu, kuris vadovavo jau daugeliui kosminių įvykių, gerai pažįsta Lakšmi pasitraukimo simptomus, nors dar nesusidūrė su tokiu dideliu jos pasitraukimo mastu. Višnu yra išradingiausias dievas. Sėdėdamas meditacijoje, jis supranta, kas nutiko. Lakšmi pasitraukė į sąmonės jūrą, išnyko pieno vandenyne, kosminėje meilės ir intelekto jūroje, besidriekiančioje už erdvės ir laiko ribų. Indijos mituose pieno vandenynas reiškia kūrybinį šakti chaosą, maitinantį skystį, iš kurio gimsta gyvybė. Šis vandenynas yra visiškai ramus, begalinis, transcendentinis, nesenstantis. Norint sukurti gyvybę, jį reikia suplakti, turint valią ir ketinimą, kaip ir pieno grietinėlę reikia suplakti, kad būtų pagamintas sviestas. Taip vyksta transformacijos. Pats Višnu tarp laiko ciklų praleidžia amžius plūduriuodamas sąmonės vandenyne. Jis supranta, kad norint sugrąžinti Lakšmi, elementariosios dievybės turi įdėti didžiausias pastangas. Jis subūrė dievus vienoje vandenyno pusėje, o demonus, tamsiąsias jėgas, kitoje. Neklauskite manęs, kaip jiems pavyksta rasti beribio vandenyno krantus, juk tai yra mitas, o mite viskas įmanoma. Tada Višnu iš savo būties iškviečia dvi savo kosminių gyvūnų formas. Pavirsdamas didžiosios gyvatės Vasukio kūnu, jis tampa lynu, prilaikančiu didžiulę besisukančią lazdą. Kitą savo esybės dalį panardina į kurmos kosminio vėžlio pavidalą. Ir tada Višnu neria į jūros dugną ir iš apačios prilaiko besisukančią lazdą. Ir tuomet su visu savo transcendentiniu tobulumu jis grįžta į savo vietą kartu su visais dievais. Melsdami dievai ir demonai ima sukti, plakti vandenyną. Jį besukant iš vandenyno pažyra daug nuostabių ir spindinčių dovanų. Bet tai jau istorija kitam kartui. Svarbu tai, kad vandenį pradėjus banguoti didžiulėmis bangomis, Lakšmi figūra lėtai iškyla iš vandenyno sūkurio centro. Ji grakščiai stovi ant lotoso. Jos nuostabi auksinė oda spindi, blizgantis plaukai krinta iki jos mens. Jos didelės
Migdolo formos akys ir medaus spalvos lūpos yra tokios gražios, kad dievai ir demonai aikčioja iš susižavėjimo. Ji yra švelnaus dramblio kaulo auksinės spalvos, lotoso spalvos. Ant jos kaklo kabo balta girlianda. Ji apsirengusi rožinio šilko rūbais, plaukai tamsus, garbanoti, pusmėnulio formos kakta. Jos rankos ištiestais delnais dalina palaiminimą. Iš jos sklinda auksinė šviesa. Kai dievai ir demonai ima stumdytis vienas į kitą alkūnėmis tam, kad galėtų jai pasipiršti, jie tiesiog nusišypso švelnia, spindinčia šypsena ir ištiesia ranką Višnui, savo amžinam sutuoktiniui. Kai Lakšmė nulipa nuo savo lotoso ir paima Višnaus ranką, žemė pražysta gėlėmis. Atgimsta meilės jausmas, o išminčiai atgaivina savo vidinę šventą ugnį. Saulė atgauna ugningą spindesį, o nakties danguje užsižiebia pilnas mėnulis. Karaliai sukviečia savo patarėjus, kad priimtų dosnumo dėsnius, o turtingieji žmonės sukviečia elgetas prie savo vartų ir kviečia juos užeiti į vidų ir paaiškintis. Pasirodžius Lakšmė, į pasaulį vėl sugrįžta meilė, dosnumas, šventos dvasinės praktikos, turtai ir vaisingumas sugrįžta. Kai Lakšmė išteka už Višnaus, pasaulis švenčia šventą vyriškumo ir moteriškumo santuoką, išminties ir meilės santuoką. Jų sąjungoje amžiams gimsta tvarka ir harmonija. Pati dharma, teisingo veikimo principas, yra Lakšmė dovana. Negana to, ji pažadina meilę Višnaus širdyje. Kai Višnu nebendrauja su Lakšmė, jis yra gana griežtas, įklimpsta į teisingo elgesio formas, tačiau kada jis susitinka su Lakšmė, jis suminkštėja ir tampa vyriška, maitinančia meilės dievybę. Kaip į šią istoriją pažiūrėti šiuolaikinėmis akimis? Kaip galime sulyginti? Lygiai taip pat, kaip neatsargiai Indra išmetė Durvaso girliandą, taip ir mūsų pačių valdovai, vadovai naudoja ir švaisto žemės gėrybės, nuodija atmosferą ir tūkstančiais būdų įžeidinėja gamtą. Lakšmė pasitraukimo požymius matome dykumose, bado ir žiaurumo sukeliamas skausmas, kamuojantis žmonės žemėje, taip pat daug cinizmo ir smurto šiuolaikinio meno ir kultūros kūriniuose. Iš subtiliosios perspektyvos, kai mes galvojame, ką reiškia gyventi laimingai šiame pasaulyje, mes iš tiesų galvojame, ką reiškia įsikūnyti Lakšmę. Lakšmė yra deivės energija, kuri saugo gyvybę. Tantrinėje gamtos kosmologijoje ji yra maitinanti, vėsinanti soma arba mėnulio nektaro galia, subalansuojanti ugningą, žaibišką kalį šaktį ir liepsnojančią Durgos saulės energiją. Soma buvo dievų gėrimas ir, kaip manoma, turėjo galią suteikti nemirtingumą. Tai buvo viena iš substancijų išmaišytų iš pieno vandenyno kartu su pačia Lakšmė energija. Pagal Ajurvedą, tradicinį Indijos medicinos mokslą, soma organizme atsiranda kaip gyvybės esmė, randama kaulų čiulpuose. Tai susiję su atjauninimu ir įdomu tai, kad kaulų čiulpuose ir randamos kamieninės ląstelės. Tai ta subtili medžiaga, galinti atvėsinti kūną, kai kundalini šakti pasireiškia kaip karšta ugnis, panaši į kalį. Lakšmė šakti palaiko gyvybę tiek fizinėje, tiek subtilioje sferoje. Jis, subtiliai tariant, yra gyvybės vanduo ir subtilus nektaras, maitinantis širdį. Lakšmė vardas reiškia visas su palankumu, gausa susijusias savybės, sėkmę, meilę, materialinę gerovę, fizinę sveikatą, grožį, motyvų grynumą, gerovę,
autoritetą, energiją, spindėjimą, šlovę, klestėjimą, gyvybingumą ir visa kita. Senais laikais karaliai ir karalienės buvo laikomi Šri, tai yra Lakšmi įsikūnijimu, ir jiems reikėjo šių savybių tam, kad galėtų valdyti. Vakarietiškos tradicijos taip pat prilygino karalystės klestėjimą karaliaus dorybei. Net demonų rasių nariai galėjo turėti Lakšmį. Višnu Puranoje aprašoma, kaip du demonų karaliai Balis ir Prahladas per savo dorą charakterį ir atsidavimą Dievui prisipildė Šri Lakšmi energijos. Kol Lakšmi jiems buvo palanki, abu karaliai spindėjo jos savybėmis. Būdami valdovai, jie vadovavo karalystėms, kurios galėjo puikuotis gausiais derlingais laukais. Karalystės moteris gimdė sveikus vaikus ir juose viešpatavo meilė bei dorybė. Tačiau kai gudrusis Indra įtikino Lakšmį palikti Prahladą, kilnusis karalius prarado ne tik savo gerovę, bet ir vidinę jėgą bei džiaugsmą ir netrukus jį užkariavo. Teisė valdyti ir pati valdymo galia – tai yra Lakšmi dovana. Karaliai tuokėsi pagal Lakšmi ritualus, nes tai siejo su derlingais jų karalysčių laukais, atspindinčiais šventą Lakšmi ir Višnų santuoką, vyriškos jėgos sąjungą su palaiminimo galia, kurią jam suteikė moteriška meilė. Kai Barackas Obama pirmą kartą kandidatavo į prezidento postą 2008 metais, kuomet jis sakė kalbą, buvo galima pastebėti iš jos sklindančią Lakšmi energiją, tarsi laiminančioji Šakti būtų pasirinkusi jį tapti lyderiu kritiniu jo šaliai momentu. Tačiau jos žavesio mantija nuslydo nuo jo pečių jau netrukus po jo inauguracijos 2009 metais. Kai turi Lakšmį, esi ne tik laimingas, bet ir sėkmingas. Esate teisingas, pasitikite savimi, nes jūsų žodžiai ir veiksmai yra įkvėpti vidinio žinojimo, ko reikia tinkamu metu ir tinkamoje vietoje, būti sąžiningu ir tarpininkauti tarp aukštesniojo pasaulio ir žemės. Durga tai deivė, kurią karaliai šaukėsi siekdami pergalės mūšyje, o Lakšmi kviečiama užpildyti žemę taika, klestėjimu ir žydėjimu. Lakšmi mes pripažįstame kaip natūralų gero mokytojo ar vadovo autoritetą, vieną iš tų žmonių, kurie gali priartinti mus prie siekiamo tikslo ar projekto dėl savo įgimtų, įkvepiančių savybių ir subtilaus teisingumo jausmo. Šį kartą tiek. Dėkoju, kad išklausėte iki galo ir jeigu jums patiko šis pasakojimas, paspauskite like mygtuką ir užsiprenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte kitų išmintimi užpildytų pasakojimų. Tegul Lakšmi palaiminimas pasireiškia jūsų gyvenime gražiausiamis savo spalvomis su meile.